Pamokos tema – įvairūs uždaviniai. Šiandien mes vėl spręsime įvairias užduotis ir mokysimės toliau teisingai, greitai skaičiuoti, įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Atsiverskite vadovėlio 35 puslapį ir išspręsime pirmąją užduotį. Mums reikės palyginti skaičius, kas yra didesnis – 70 ar 40. Tada po šitą skaičiavimo eilutę atliksime atimties veiksmą su tais pačiais skaičiais. Pirmoji eilutė jums yra parašyta kaip pavyzdys, toliau rašysime iš 48 atimti 8, iš 13 atimti 5, iš 20 atimti 8, iš 20 atimti 13. Antroji užduotis. Mokyklos koridoriaus ilgis 20 metrų, o plotis 3 metrai. Kiek metrų ilgis didesnis už plotį? Kiek metrų ilgis didesnis už plotį? Jeigu ilgis yra 20, o plotis 3 metrai. Palyginkime, užrašykite veiksmą ir atsakymą. Trečioji užduotis. Laimutis savo draugų ūgį pavaizdavo piešiniu. Parašyk kiekvieno draugo ūgį. Dabar prisiminkime, kaip mes mokėmės skaičiuoti diagramas. Laimutis nupiešė savo draugus – Ritą, Algį, Zitą, Petrą, Jurgį. Jie visi labai skirtingo ūgio, kaip ir draugai tavo klasėje. Dabar žiūrėdamas į šitą piešinį, bandyk užrašyti kiekvieno vaiko ūgį. Žiūrėkim, jau yra parašyta Petras 1 metras 31 centimetras. Tai jūs jau galite pasakyti, kad Petras bus šitas pats aukščiausias berniukas. Dabar Algis, žiūrim, jo plaukučiai yra irgi jau truputėlį išlindę virš linijos, kuri mums rodo, kad čia yra 1 metras 25 centimetrai. Tai užrašydami Algio ūgį, dar pridėkite jam irgi 1 centimetrą. Lygiai taip pat žiūrėkime, kokio ūgio yra Rita. Taip. Zita ir Jurgis. Ir užrašykite jų ūgį. Ketvirtoji užduotis prašo pasitikrinti savo skaičiavimo įgūdžius ir atlikti skaičiavimo eilutes. Paskutinėme stulpelyje nežinomas yra atėminys. Dar kartelį pakartokime ir prisiminkime. Jeigu žinome turinį ir žinome skirtumą, tai galime sužinoti ir atiminį. Iš turinio atimame skirtumą ir jau dabar žinosite, kokį skaičių čia įrašyti. Pamoką pabaikime spręsdami galvosūkį, kurios vėliavėlės yra ne savo vietoje. Matome, į kiekvieną namuką yra įkelta vėliavėlė. Iš 90 atimti 1,
atsakymas yra 89. Teisingai. Prie 58 pridėti 5 yra 63. Šita vėliavėlė ne savo vietoje. Iš 69 atimti 9 yra 60. Ir šita vėliavėlė yra ne savo vietoje. Na, kitas vėliavėles apskaičiuok pats ir pasakysi, kiek iš viso dar klaidų yra padaryta, kurios vėliavėlės iškeltos ne ant to namuko, kuris žymi veiksmo eilutės atsakymą. Sėkmės tau!